Laba, balandžio 4-26 metų. Žiūrėkit, tuoj parodysiu labai įdomų dalyką. Čia Žemaitijos keliu važiuojant yra tas Litvakų žemės parkelis. Nuo Sėdos link Plungės važiuojant, ten žiedė, paskui po dešinę sukam ant Platelių miestelio, kur Platelių ežeras. Ir iki Platelių likus 2 kilometram va nuo kelio už 40 metrų matosi tos juodos obelis, vadinamas žydų Litvakų parkelis. Tai yra kiekviena obelis žymi kokia bendruomenė žydų ir visi ant obuolių surašyti vardai, yra žydukų pavardės arba ant lapų stiepų. Tuoj parodysiu vieną, netgi du jums labai žinomus žmonės Lietuvoje, kurie taip pat yra užrašyti. Čia einam į galą, kur 3 šitie va juodi paminklai ir čia va Darbėnų žydų bendruomenėje gimė Lietuvos Respublikos prezidentas, irgi žydukas Gitanas Nausėda.